...2011 metų duomenimis vis daugiau lietuvių išvyksta iš Lietuvos. Ar tai reiškia, kad Lietuva išnyks iš pasaulio žemėlapio? Šiandien pakalbinsime Vilniaus centre gyvenančius lietuvius, kągi jie mano apie Londone gyvenančius lietuvius. Jonas Nanys ir Rolandas Mackevičius, ZIP FM žinios Vilnius. Ar turite draugų, kurie gyvena Londone? Turime. Kai kurie jau kūrė savo verslą tenai, filmuoja vestuves. Kita draugė, jinai akinius rušioja. Kaip manote, kiek lietuvių gyvena Londone? Nežinau. Ar lietuviai yra išdavikai, kurie išvažiuoja į Londoną? Kiekvienas ieško, kaip pragyventi, kaip geresnio gyvenimo. Ką galėtumėt pasakyti Londone gyvenančiams lietuviams? Герос плотес, aišku. Что вы можете пожелать людям, живущим в Лондоне? Чтобы успехи у них были. Лондон! Лондон! Были когда-нибудь? Нет. Никогда. А вы хотел бы уехать? Конечно, хотел бы. Где еще хотел бы? В Германию особенно. Германия? Да. А почему не... Мне нравятся немцы. Ну, можно и туда, и не против. А как вы думаете about immigration? Ну, никуда старому эмигрировать. Принимать не будут. Он по телевизору показывает. Что вы говорите? Что уже надоели эти иммигранты французам и прочим. Aš linkėčiau visiems išsirinkti ten, kur jiem yra geriau. Nina, sakykit prašau. Does young people from Sweden go to abroad to study or to work? Aš patriotė, kaip sakant, aš norėčiau nebent pasižiūrėti, ta prasme, pakeliauti, bet gyventi nenorėčiau. Ačiū tau. Nuvažiuok niekur niekada. Statybose dirba, strojkėse dirba, viešbučiuose, strojkėse dirba, bankose, žinau, dirba. Švelnus, ne? Nesiskutęs, bet neblogas. Ar gerai yra išvykti į Londoną ir ten gyventi? Aišku gerai. Sėkmės jums ten tik sėkmės, kaifuokit ir džiaugitės gyvenimu tam Londone. Bet į svečius mes pas jūs nuvažiuosim. Про Лондон я еще хочу спросить. Допустим, вот люди, которые сейчас уже живут в Лондоне, да, работают там, зарабатывают деньги, они как бы эти вот, они, можно считать, предали страну. Они предатели или нет? Ar esi buvus Londone? Buvau prie Big Beno, aikštės apžiūrėjau. Ar daug Londone lietuvių gyvena šiuo metu? Manau, kad daug. Playtime's over, kid. Nesąmonė visiškai. Įdomu buvo, atrodė. Taip. Iki. Ne, mes juokaujam. Visur gerai, kur mūsų yra. Kuo daugiau, tuo geriau. Todėl kovo 24 dieną visi susirinkam Londone į Hidden Clubą. Radistai užkariauja Londoną. Nepraleisk. Yeah. Vis daugiau lietuvių išvyksta į Londoną. Ką jie ten veikia? Lietuva išnyks iš pasaulio žemėlapio. Spaus stabdžių senį. Эй, молодец!